Labą dieną. Parodysiu, kaip įkelti ir pasirašyti dokumentą GoSign sistemoje. Prisijunkite prie gosign.lt, pasirinkite pasirašytą dokumentą Išbandyti. Toliau atsidariusime lange matysite žingsnius. Dokumento įkelimo pasirašymas, pasirašyto dokumento atsisiuntimas. Paspauskite Įkelti naują dokumentą. Pasirinkite PDF failą, kurį norite pasirašyti iš savo kompiuterio. Po įkelimo automatiškai perėsite į pasirašymo duomenų langą. Pasirašymo informacijos suvedimas. Ekrane matysite įkeltą dokumentą ir tuščius laukelius. Paskirties pasirašymo vietos ir kontaktinės informacijos laukus galima palikti tuščius. Pasirinkite parašo atvaizdo vietą. Toliau apačioje pasirinkite pasirašymo būdą. Šiuo atveju pasirašome su mobiliuoju elektroniniu parašu. Spaudžiame mobilusis parašas, mobiliojo parašo pasirašymas. Įrašykite jūsų asmens kodą, telefono numerį, į kurį įrašytas jūsų elektroninis parašas. Paspauskite Pasirašyti. Sistema pradės pasirašymą ir ekrane matysite. Vyksta pasirašymo elektroniniu parašu, prašome palaukti. Toliau jūsų telefone pasirodys patvirtinimo kodas. Suveskite jūsų PIN 2. Kai pasirašymas baigtas, sistema automatiškai pereina į trečią žingsnį. Dokumentas pasirašytas sėkmingai. Čia galėsite paspausti Atsisiųsti ir gauti PDF su parašu, peržiūrėti dokumentą online. Dokumentas nėra saugomas GoSign sistemoje, todėl būtinai atsisiųskite jį į savo įrenginį. Ačiū. Geros dienos.